prieš įsibėgėjant stirninų rujai, kada jau bus galima juos efektyviai vilioti su viliokliais, noriu apie juos ir pakalbėti. Kaip matote, čia yra 3 mano galva patys populiariausi ir prieinamiausi viliokliai Lietuvoje. Tai yra pats paprasčiausias vilioklis Hubertus, Butalo vilioklis ir Nordic Pro vilioklis. Iš esmės, pagrindiniai skirtumai tarp jų tai yra skleidžiamo garso tembras ir kiek su jais galite išgauti skirtingų garsų. Tai ką, manau, pradėkime nuo pačio paprasčiausio Hubertus vilioklio. Tai yra visiems gerai pažįstamas medinis vilioklis su varžteliu, kurį sukeliojant keičiate garso tembrą, tai yra arba tai yra jauniklio garsas, arba tai yra patelės garsas. Iš esmės su šiuo vilioklio galite išgauti 2 pagrindinius garsus. Tai yra jauniklio kontakto garso, kaip jisai ieško patelės, ir patelės kontakto garso, kaip jinai ieško jauniklio. Taigi, kaip dabar yra išgaunami garsai su šiuo viliokliu? Norėdami išgauti jauniklio garsą, turite priveržti varžtelį, kuris prispaustų liežuvėlį ir garsas taps planesnis. Ir imituodami jauniklio garsą turėtumėt vilioti tokiu tankumu, pūsti orą į vilioklį, kai plaka maždaug jūsų širdis. Atrodo kažkas štai taip. Kas anot patelės garso, tai turite atleisti varžtelį ir jau pūsite kur kas šiek tiek rečiau, maždaug kokias sekundės 2 intervalų. Iš esmės, tai mano galva tai yra pats paprasčiausias vilioklis skirtas tiems, kurie nori pradėti mokytis vilioti stirninų. Sekantis vilioklis yra Butalo. Tai paprasčiausiai naudojamas vilioklis, kurį tai reikia spaudėlioti. Su juo galima išgauti jauniklio kontakto garsą, patelės ir patelės streso garsą. Jauniklio garsas išgaunamas štai taip. Jums tai reikia negiliai spaudėlioti. Patelės kontakto garsas su jaunikliu išgaunamas atitraukus šią gumytę ir tiesiog giliau spaudžiant. Dar yra toksai kaip patelės streso garsas. Tai yra toks garsas, kada stirninas nori užsiimti su meilė prieš jos valią per prievartą. Ir tas stirninas, kurio teritorijoje jūs viliojate, išgirdę šitą garsą, pagalvoja, kad yra atėjęs konkurentas, kuris daro ten savo tvarką. Ir iš esmės, kiek man teko pastebėti, tai jau tos stirninus labai išprovokuoja šis garsas ir jie šuoliukais tokiais pasišakinėdami atbėga pasižiūrėti, kas čia vyksta. O garsas išgaunamas labai paprastai, tiesiog atitraukėte šitą galiuką, spaudžiate iki galo, ten pajausit pakėtėjimą ir daspausite. Štai tiek apie Butalo. Paskutinis vilioklis, kurį šiandien noriu pademonstruoti, tai yra Nordic Pro vilioklis. Su juo galima išgauti jauniklio garsą, patelės kontakto su jauniklio garsą, patelės pusiau streso garsą, kurį patelės skleidžia, kai bėgioja nuo stirnino, kuris ją persekioja, ir streso garsą, kurį taipogi galima išgauti ir su Butalo viliokliu. Jauniklio garsas išgaunamas labai paprastai, jums tai reikia pirmą gumytę sukasti stipriai su dantimis ir pūsti. Patelės garsas išgaunamas irgi paprastai, nesukandat, o tiesiog su lūpom spūstelit pirmą gumytę. Patelės streso garsas, kaip jie persekioja stirninas, iš tikrųjų yra labai panašus į patelės kontakto su jaunikliu garsą, tačiau toksai šiek tiek agresyvesnis. Kai pučiat ant galo, pasitenkit smarkiau pūstelt.
Ir paskutinis garsas tai yra streso garsas, kurį norėdami išgauti turėsite šią gumytę perkelti į priekį ir dantimis sukasti pirmą įpjovą ir pučiant orą ant galo atleisti. Štai taip paprastai, kai kam galbūt sudėtingai, yra viliojamas Nordic Ro viliokliu. Apibendrinant šiandien pademonstruotus vilioklius, tiems medžiotojams, kurie dar tik ruošiatės pradėti vilioti, siūlyčiau rinktis pirmus 2 vilioklius, tai yra Hubertus ir Butalo, nes su jais yra žymiai paprasčiau išgauti garsus. Tuo pačiu matysit, kaip į jūsų viliojimą reaguoja stirninas ir patys patobulėsit, tada galėsit pereiti ant šiek tiek jų sudėtingesnių vilioklių. O šiandien tiek ir iki susimatymo.